Sveiki, malonus klausytojai ir žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę kalbam apie maisto triukšmą. Angliškų terminų food noise vadinama būsena apibūdinama nuolatinėmis, įkyriomis, dažnai erzinančiomis mintimis apie maistą, valgymą, norus ir kontrolę. Dar nesenai tai buvo laikoma tik pavieniais pasakojimais, tačiau paskutiniu metu maisto triukšmas jau mokslinių tyrimų akiratyje. Formalus apibrėžimas teigia, maisto triukšmas yra įkyrios, nepageidautinos, neigiamas emocijas keliančios mintis. Nuo įprastinių minčių jos skiriasi savo intensyvumu ir kitų minčių užgožimu. Savo prigimtimi jos panašios į pergalvojimą arba ruminavimą. Maisto triukšmui palankės sąlygas gali sudaryti išoriniai veiksmai, tokie kaip reklama, maisto produktais ir valgymo užuominomis turtinga aplinka, ir vidiniai veiksniai, tokie kaip streso lygis, miego kiekis ir kokybė, hormonų poveikis. Mokslininkai šių veiksnių visumai apibūdinti naudoja sąvoką reaktyvumas. Šis reaktyvumas, jautrumas maisto triukšmui gali mažėti vartojant GLP-1 agonistus, kaip teigiama vartotojų pasakojimuose. Žinomiausias pavyzdys matyt yra semagliutidas. Vienas iš įdomių tyrimų nustatė, kad aukštas įprastinio garsinio triukšmo lygis sustiprina maisto triukšmo poveikį. Priimti sprendimus dėl maisto darosi sunkiau. Šiuolaikiniame smarkiai apdorotame maiste yra daug druskos, cukraus ir riebalų. Toks derinys sukelia labai intensyvias skonio receptorių ir dopamino sistemos reakcijas. Reaguodamas į tai, smegenys slopina dopamino reakcijas, tačiau tai taip pat reiškia, jog tokio maisto norime dar labiau, nes siekiame patirti tokį pat dopamino atpildą kaip anksčiau. Vadinasi, valgant daug apdoroto maisto, jo norisi dar daugiau ir dažniau. Ir jei tai panašu į narkotinę priklausomybę, tai smegenų mechanizmas aptarnaujantis šį reiškinį yra lygiai tas pats. Nuolatinis potraukis ir į maisto paiešką bei vartojimą orientuota veikla sukuria nuolatinį minčių foną apie trūkumą, troškimą ir nepasitenkinimą. Smegenų hipokampo srityje rastos specializuotos nervinės ląstelės, kurios saugo detalius prisiminimus apie riebaus ir saldaus maisto rūšis ir vietas, kur jo yra. Jei šie neuronai aktyvuojami, jie gali kurti norą valgyti tokį maistą ir tada, kai alkio jausmo visiškai nėra. Tikėtina, kad šių neuronų aktyvumas sudaro pagrindą šiam kognityviniam žodiniam į maistą orientuotam smegenų aktyvumui. Prie šio neigiamo emocinio fono gali prisidėti ir taip vadinamas sprendimų nuovargis, angliškai decision fatigue. Kuo daugiau informacijos yra mūsų dėmesio lauke, kuo daugiau bandome priimti sprendimų apie maisto pasirinkimus, tuo daugiau vargstame nuo tų sprendimų apdorojimo ir priėmimo ir patiriame dėl to įtampą. Vertėtų prisiminti, kad daug su maistu susijusios informacijos iš tiesų kelia susirūpinimą, nes ragina arba kažko vengti, ar produkto ar kiekio prasme, arba ragina nepraleisti progos mėgautis. Išsirinkti kažką, kas vertinama ir kaip skanus, ir kaip sveikas maistas, dėja beveik neįmanoma. O dar ir tai, jog vieningos nuomonės paprastai nėra, iš dalies dėl to, kad nuolat atsiranda naujų tyrimų rezultatų, o taip pat dėl to, kad pagrįstos ir nepagrįstos naujovės yra verčiamos verslu. Tyrimuose taip pat svarstoma, ar taip vadinama priklausomybė nuo maisto yra tas pats ar kitoks reiškinys negu maisto triukšmas. Galutinio sutarimo dėl to dar nėra. Tačiau bent vienas akivaizdus skirtumas tikrai yra. Maisto triukšmo atveju ribojimo ir vengimo temos yra gerokai ryškesnės negu kitų priklausomybių atveju. Jei atpažįstate, kad toks triukšmas kelia jums nepatogumų, keli siūlymai apie veiklas, kurios gali padėti. Praktikuokite kognityvinį atskyrimą. Praktikuokite nuspręsti, jog mintis yra tik mintis ir ji nesukuria jums pareigos veikti. Nevertinkite ir nesmerkite minties, kad tai tik elektrinis signalas jūsų smegenyse. Bandykite mintį palydėti kitą mintimi. Jei galvojate, kaip norėčiau spurgos, tai palydėkite ją kitą mintimi. Šiuo metu galvoju, kad norėčiau spurgos. Tai padės sukurti psichologinį atstumą ir situaciją vertinti iš stebėtojo pozicijos. Valgykite reguliariai ir dėmesingai. Tai atpalaiduos jūs nuo poreikio nuolat galvoti ir spręsti, kada ir ką valgysite, ir tai mažins maisto triukšmą.
Valgydami fokusuokitės į visus pojūčius, kaip maistas atrodo, kokia jo tekstūra, kvapas ir spalva. Pastebėkite mintis apie maisto ribojimą. Tyrimai rodo, kad labai griežtos nuostatos kaip tik sukuria daugiau maisto triukšmo ir diskomforto. Nederėtų galvoti, kad neribojimas reiškia visiško kontrolės nebuvimo. Tačiau griežtų reikalavimų savo mitybai palaikymui reikia daug vidinių resursų ir nuolatinė įtampa ir yra būdas šiuos resursus mobilizuoti. Raskite ir naudokite dėmesio nukreipimo būdus. Jei būsena tampa sudėtinga, imkitės veiklos, kuri jums yra įdomi arba prasminga ir truktų bent 15-20 minučių. Na ir žinoma, būtų nesusijusi su maistu. Pasirūpinkite streso lygių ir miego kokybę. Suprantu, kad tai nėra lengvas uždavinys, bet poveikis bus teigiamas visam organizmui, visai sveikatai. Bet koks pokytis į teigiamą pusę yra gerai. Ir kuo ilgiau išlaikysime savo ryžtą žengti po dar vieną mažą žingsnį, sprendžiant streso ir miego sunkumus, tuo didesnę paslaugą savo patiems darysime. Pasirūpinkite savo artimiausią aplinką. Kuo mažiau joje bus užuominų apie valgymą ir maistą, tuo mažiau bus katalizatorių palaikančių maisto triukšmą jūsų mintyse. Nelaikykite maisto atvirai matomo, ribokite laiką ar aplinką, kurioje matote maisto reklamą, ar socialinių tinklų paskyras, kuriuose kalbama apie maistą. Sutarkite su savimi ir namiškiais, kad namuose būtų zonos be maisto, tarkim miegamasis, kur galite pabūti neveikiami maisto užuominų. Tiek šiandien apie maisto triukšmą. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registraciją konsultaciją rasit po kiekvieno įrašo, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykite man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.